turbūt. Man jau šanuoliai. Tai žodžiu, bendrausim, draugausim, košę, kiemelį, va ten virsim, valgysim, žodžiu. Čia pas mums mandaryščių nebus, viskas paprastu, bet iš visos dūšios. Pasiekimų. Taigi čia irgi gimė. Ne, mes ten Ką darai čia? Sasa. Mums susidėti. Čia bus visiems kaip šikam. Tokia naktis, prašau. Pažiūrėkite, į saulę šviečia. Pats pusdienis karščiai didžiausi. Nėra rokiškių ragolė, nėra, vien tik ponai ir gaspadoriai. Netrukdyk. Savęs klausiu. Prabanga vyrai. Geri vyrai prabanga, vis sakiau. Naičių, pasipuošusius šiai puikiai šventinį dienai. Mes Tyzenhauzai esam. Aš Ignotas ir mano brangioji grafienė Marijana. Ačiū, kad susirinkote šitą dieną. Atėjo garsas ne tik į postavų, kad šurmulys čia vyksta kažkoks. Matome daugybę savo artimųjų. Čia ir mūsų dukra Sofija šios. Ir visą savo giminę būtiniausiai. Ir anūkus. Ir štai kiek anūkų daug privažiavo gražių pasipuošti. Nu, anūkai, ateikit čia visi. Ateikit arčiau prie tokie vaikučiai. Va. Akise man stovi didžiulė menė ir juose nutapyti gražiausi paveikslai. Šie prisiminimai niekada neišblės iš mano atminties. 1933 metais Rokiškio senamiestyje viename Vytauto gatvės name buvo įkurtas muziejus, jame atidaryta ekspozicija. Jau beveik 60 metų Rokiškio muziejus gyvuoja Rokiškio dvaro ansamblyje. Keičiasi, gražėja, pasipuošdamas naujai restauruotais pastatais, nauja gražiai restauruota alėja prie išgražėjusios, labai pasikeitusios, tiesiog naujai atgimusios dvaro alėjos, kurios grožis dar labiau leido suskambėti ir atsiskleisti Rokiškio miesto. Mūsų sukauptas ir saugomas vertybės mūsų dvare pastoviai apie jas rašo laikraštyje. Tas klaida, žodžiu, mūsų dvarą, mūsų ansamblį garsina ir už tai mes esame jiems labai labai dėkingi. Dėkingi mes esame jums visiems. Svečiams ir savo svitą didelį išbandymą prieš saulę, bet nieko matyt atlaikėm taip, kaip atlaikė mūsų dvarą šitiek šimtmečių ir išstovėsim ir ta šventė tikrai bus nuostabi. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, kurie prisideda prie mūsų Rokiškio dvaro, prie jo aplinkos tvarkymo darbų. Ir šiandien susirinko matyti irgi neeilinė proga, kadangi užbaigta alėja po 50, bet po 70. Tai jis pasveikinti ir sakė, žiūrėkite į radio aparatą labai rimtai, aš rokiškėnams to šventės progą mirktelsiu. Geros jums šventės, būkit laimingi, ačiū. Aš įtariu, kad vienais laikais jie kalbėjo ką gero lenkiškai arba vokiškai, prancūziškai sakant. Taigi, reiškia, mūsų žemė daro įtaką ir mūsų lietuvių, graži lietuvių kalba visgi iš kaimo ateina ir į miestus, ir į grafų lūpas. Statybos darbų vadovui Gintui Trumpai, kuris
bendradarbiavimas mūsų labai senas, labai tamprus ir, žodžiu, aš noriu jiems šiandien dar kartą, aišku, pirmiausiai padėkoti vadovams, nes jie dar ir dabar pinigėlių negavę už šitą, dar kaip sakyti, sponsoriaujantis, nes pinigėliai iš Europos netaip greit atkeliauja, bet jie kantrus ir kantriai laukia. Taigi, ačiū Jums visiems, o Gintai, Jums už ilgametį bendradarbiavimą, tvarkant ir restauruojant istorijos ir kultūros paveldą. Noriu dovanoti tą ieškoti ir dar kartą ieškoti. Tai buvo Gimtojo Rokiškio korespondentas Norbertas Bičkovskis. Jis savo mūsų Gimtojo Rokiškio puslapiuose būtent skelbė, viešino šitas visas idėjas ir mes už tai jam norime širdingai padėkoti ir atiduoti tą dokumentą. Įtikiname visi rokiškėnai, kad Krošinskiai buvo įsikūrę būtent anoje tvenkinio pusėje, nes vykdyti archeologiniai kasinėjimai mums tą prielaidą patvirtino, nes radome koklį su Krošinskių herbais. Ir už tai tą gražią iniciatyvą ir paramą Rokiškio praeities pėdsakų beieškant mes norime padėkoti verslininkui Raimondui Sirgė. Cesio miesto savivaldybė ir kurias mums įkurdinti padėjo savivaldybės vadovai. Ir vienas iš kaltininkų stovi būtent čia, tai mero patarėjas ponas Albinas Urbonas. Ačiū.